Sveiki, smagu, kad prisijungėt, pradėsim mankštą. Čia su savim turiu kamuoliuką, kurį naudosiu kai kuriuose pratimuose. Jeigu neturit kamuoliuko, galite daryti be jo arba panaudoti pagalvėlę. Pirmiausia, atsistosim į padėtį ant 4, kamuoliuką pasiėm šone ir dedam ranką ant kamuoliuko tarp rankos ir kojos. Ridenam kamuoliuką, po truputį įkvėpinėjam, pasisukam viršutinę kūno dalim ir sugrįžtam. Vėl įkvepiam, siekiam tolyn, atraminė ranka šiek tiek gali prisilenkti, kad turėtumėm daugiau judesio. Jeigu neturit kamuoliuko, tas pats pratimas atrodo analogiškai, su ranka siekiame tolyn. Su kamuoliuku šiek tiek patogiau, bet galima ir be jo. Dar kelis kartus padarome vienai pusiai. Ir tuomet pastatome ranką atgal ir atliksim tą patį judesį į kitą pusę. Taigi tarp rankos ir kojos tarpelis ir ridenam kamuoliuką, pasisukam viršutinę kūno dalimi. Atkreipkim dėmesį, kad tai turi būti pasisukimas viršutinę kūno dalimi ir neturi juosmuo pasilenkti į šoną. Tarpelis tarp šonkaulių ir dubens išlieka vienodas. Vėl įkvepiam, kai siekiam, su iškvėpimu sugrįžtam. Dar keletą kartų. Ir liekame padėtyje ant 4, kol kas kamuoliuko nereikės. Padarome kuprelę ir įkvepiant stengiamės išsiriesti. Šio pratimo metu mes norim tolygaus judesio per nugarą. Ir dažniausiai riestis sunkiau yra viršutiniai kūno dalį, tai tą galim paakcentuoti. O kuprelę darant paakcentuojam daugiau apatinę stuburo dalį. Įkvepiam, kai išsirečiam ir su iškvepimu lėtai nuo dubens slankstelis po slankstelio padarom kuprelę. Įkvepiam nuo galvos, slankstelis po slankstelio riečiamės. Toks krypties įsivaizdavimas padės mums tolygiau atlikti judesį. Puiku, tuomet galime atsisėsti ant kamuoliuko arba tiesiog ant kulnų, kojos plačiai, rankomis atsiremiam į kilimėlį, šiek tiek rankomis atsispiriam į viršų, taip mentės tarsi nučiuožia į šonus ir aplink mentės lieka aktyvus raumenys, pečiai neturi keliauti prie ausų. Iš šitos padėties atkreipkite dėmesį, kad šonkauliai ir dubuo kuo labiau vienas į kitą atsisukę. Ir giliai įkvepiam, su iškvepimu įsitempia šiek tiek pilvas ir atkeliam vieną ranką įstrižai į viršų. Įkvepiam, sugrįžtam ir su iškvepimu keliam priešingą ranką, vis pakeičiant. Jeigu norisi didesnio pasipriešinimo, galima rankose laikyti svarelį arba gumą. Tai šiek tiek pasunkins pratimą ir bus tokia kaip progresija, bet galima daryti taip, kaip dabar atlieku, visiškai be jokios priemonės. Kas čia svarbu? Kad keliant ranką juosmuo nesiriestų, nepasisuktumėm ir taip pat pečiai neturi kilti prie ausų. Tai čia blogas variantas, norėtumėm, kad pečiai išliktų nuleisti ir kiltų tik tai ranka ir atliekam mentės judesį. Pernešam svorį ant rankų ir vėl atsiduriam keturpešiai padėti ir dabar jau kamuoliuką pasiėm savo tarp kelių. Atliksime kvėpavimo pratimą, kur labiausiai akcentuosime pilvinį kvėpavimą. Kojos pirštus atremiam į grindis, alkūnės šiek tiek prilenktos, pirštai plačiai ištiesti, kiekvienas pirštas priglausęs prie kilimėlio. Giliai įkvepiame pilvą, jis kaip balionas išsipučia į visas puses 360 laipsnių kampu, o su iškvepimu stipriai iškvepiam, taip stipriai, kad net įsitemptų pilvas ir jis tarsi šiek tiek sumažėtų. Galima įsivaizduoti, kad vaikelį pilvo raumenimis apsikabiname. Ir papildomai iškvepimo metu suspaudžiam kamuoliuką. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Tai čia kvėpavimas nėra natūralus, jis yra toks intensyvesnis, akcentuojam, kad su iškvepimu aktyvuojame giliuosius pilvo raumenis. Papildomai, kas gali, pridėsim kelių atkelimą ir šiek tiek labiau apkrausim pilvą. Įkvepiam, kai nusileidžiam, su iškvepimu iš pradžių palaukiam, kol įsitemps pilvo raumenis, šiek tiek suspaudžiam kamuoliuką ir neaukštai jį atkeliam per 1-2 cm. Atkreipkim dėmesį, kad vis dar išlaikom pečių juostą, atsispiriam rankomis į viršų ir mentės išlieka tarsi nuvažiavusios į šoną ir
Su iškvėpimu atkeliant kamuoliuką neturi judėti nugara. Neturim daryti kuprelės ar išsirietimo. Dar keletą kartų. Puiku. Kamuoliuką kol kas galima pasidėti, pastatysim koją į priekį ir iš šitos padėties išjudinsim klubus. Stumiam kelį į priekį ir traukiam atgal. Įsivaizduokim lyg šlaunikaulį, taip norim pastumti į klubo sąnarį. Ir vėl stumiam kelį į priekį, traukiam atgal. Čia dubuo tarsi užsidaro, o čia tarsi atsidaro toks rotacinis judesys klubuose. Šis judesys atpalaiduoja klubus, juosmenį ir yra malonus. Kol kas pasiliekam tokioj padėty, koją šiek tiek atitraukiam į šoną ir paėm abudu delnus ant žemės. Iš šitos padėties stengiamės nesikuprinti, išlaikom neutralią nugaros padėtį ir atitraukiam kelį į šoną ir kelis sugrįžta. Vėl atitraukiam, sugrįžta. Neturėtų jausis skausmo, gali būti šiek tiek tempimo vidinėje kojos dalyje. Jeigu jaučia diskomfortą, tai gali būti mažesnis judesys. Atkelsime ranką, kuri yra šalia kojos ir ją sulenksime. Liekame remtis viena pėda, viena delnu ir keliu. Ir po truputį pasisukam į viršų, įkvepiam ir sugrįžtam. Čia svarbu ne tik pasisukimas, bet svarbu ir išlaikyti padėtį, kad nesugrūtumėm tarsi ant peties, nuo rankos visą laiką atsispiriam į viršų. Vyksta ir rankos judesys, ir krūtininiai stuburo daly judesys. Dar kelis kartus. Ir sukeisime puses. Iš pradžių atkylame ir kelį stumiam į priekį, atsidaro tarsi klubai ir traukiam kelį atgal, lyg šlaunikaulį norėtumėm įstumti į klubą. Ir vėl įkvepiam, iškvepiam. Lėtas ir atpalaiduojantis judesys. Paakcentuojame judesį atgal, lyg šlaunikaulį norėtumėm stumti atgal. Pastatysime koją šiek tiek labiau į šoną, padėsime rankas ant kilimėlio, vėl išsistumiam nuo rankų aukštyn, pečiai atitolsta nuo ausų ir kelį atitraukiam į šoną. Ir sugrįžtam, kartojam tokį judesį, norim išjudinti klubus, neturi atsirasti skausmo. Amplitudę atliekame tik tai tokią, kuri yra komfortiška. Puiku, atkelsime ranką esančią prie kojos, remiamės vis dar likusią ranką, pėda, keliu. Atsispiriam, tarsi norėtumėm save iškelti į viršų ir atraminė ranka mus laiko ir pasisukam į viršų. Atliekam tiek rankos judesi, mentė artėja link stuburo, tiek pasisukam ir iš viršutinės nugaros dalies. Žvilgsniu palydim ranką, galim ją taip sekti ir toks nedidelis ir kaklo galvos judesys įvyksta. Padėsime ranką atgal, šiek tiek pasiremsime labiau rankomis ir šalia pastatysime ir priešingą koją. Galim šiek tiek patupėti, tokia padėtis itin naudinga ruošiantis gimdymui, bet joje svarbu pabūti viso nėštumo eigoje, nes jeigu tokioj padėty niekada nebūsim, pabaigoje gali būti apskritai sudėtinga patekti į tokią patį. Na, jeigu sunku, galima pasikišti kamuoliuką, pagalvėlę, galbūt net ir knygą, ar atsisės ant neaukštos kėdutės, kad būtų šiek tiek paprasčiau pasėdėti su atrama. Galima šiek tiek
pasukinėti, parotuoti klubus ir atsistojame. Stovimoje padėtyje vieną koją pastatysime į priekį, kita koja šiek tiek pastatyta atgal. Pasukam pėdą į vidinę pusę ir kitą koją. Tai šiek tiek tokios kreivos kojos, taip ir paliekam. Stengiamės pačių kojų padėties nekeisti, bet sukam tarsi dubenį aplink koją esančią priekį. Įkvepiam ir su iškvepimu ramiai sugrįžtam. Tai padės išjudinti klubą. Jeigu sukam dubenį ir kartu nori suktis koją, tai mes to tempimo ir išjudinimo nepasieksim, todėl turim išlaikyti pėda, kelis, klubas vienoje linijoje, neatlieka kažkokio papildomo judesio. Juosmuo taip pat išlieka stabilus, judesys vyksta klubo sąnaryje. Sukeisime kojas, pastatome kitą koją į priekį, pasukam abidvi pėdas į vidų ir sukam dubenį tarsi aplink koją, stengiantis išlaikyti kojos padėtį tiesą, kartu su dubeniu koja neturėtų suktis. Įkvepiam, pasisukam į priekį, natūraliai grįžtam atgal, papildomai suktis atgal nereikia. Atsistojam taip, kad kojos būtų viena šalia kitos, kelius vos prilenkiam ir stumiam klubus atgal, lenkiamės per klubo sąnarį ir su iškvėpimu pakylam. Rankos gali būti tiek prie juosmens, kad padėtų jausti kvėpavimą, kai lenkiamės įkvepiam ir su iškvėpimu pakylam. Taip pat rankos gali jausti, ar išlaikom padėtį, ar pasilenkus nesusilenkia nugara, ar kylant ji neišsiriečia. Mūsų tikslas išlaikyti kuo stabilesnę nugarą, kad judesys būtų klubo sąnaryje, o ne per juosmenį. Įkvepiam, pasilenkiam, gali šlaunyse jaustis tempimas, lenkiamės tik tai tiek, kiek jaučiat, kad nugara išlieka tiesi. Kiekvienos amplitudė gali būti skirtinga, ypač jeigu labiau įsitempia klubai, galbūt pasilenksite mažiau. Taip pat atkreipkim dėmesį ir į grįžimą. Neturėtumėm perstumti klubų per daug į priekį, nenorim sukurti įtampos sėdmenyse. Norim tik tai pakilti ir išlaikyti aktyvius, bet nepersitempusius, neįsitempusius sėdmenis. Šito pratimo metu galima taip pat naudoti svarelius, juos stengiamės laikyti kuo arčiau savęs. Taip pat tinka atsistoti ant elastinės gumos ir paimti po gumos galą į kiekvieną ranką. Tai čia tokie pasunkinimai būtų šio pratimo. Puiku. Iš šitos padėties vieną ranką dedame ties šonkuliais, čia stengsimės pajusti savo kvėpavimą, o kita ranka nuleista. Joje taip pat galėtų būti svarelis, guma ar kažkoks kitas pasipriešinimas, bet galima ir be pasipriešinimo. Iš lėto lenkiame žemyn, įkvepiant, stengiamės įkvėpti čia, kur laikom ranką ir su iškvėpimu pakylam. Atkreipkim dėmesį, kad kol tempiamės, neturėtų išlysti šonkulis. Jis tarsi toks prispaustas, ką tai duoda. Pilvo raumenys išlieka švelniai įsitempę ir kontroliuoja padėtį, kol mes atliekam švelnų tempimą. Ypatingai tas pasijaučia, kai darom pratimą su pasipriešinimu. Įkvepiam ir su iškvėpimu sugrįžtam, aktyvuojam šiek tiek pilvo šoną. Ta patį padarysim sukeitus pusės, taigi dedame ranką ties šonkuliais, kur norėsim daugiau tempti, akcentuoti įkvėpimą. Įkvepiam ir pasilenkiam, su iškvėpimu pakylam. Lėtai leidžiamės, tarsi šiek tiek sulėtintai, norim kontroliuoti judesį, ne tiesiog sukristi, bet išlaikyti šiek tiek įtemptą aktyvų pilvo šoną ir kartu įtempti. Ir su iškvėpimu aktyviai pakylam, paaktyvuojam pilvo šono raumenis. Puiku. Atsistojame klubų plotyje, stengiamės atsiremti pilna pėda.
tiek nykščio pagalvėlę, mažo pirštelio, kulnu ir taip pat šiek tiek spaudžiam nykštį, tiesiam rankas į priekį, klubus stumiam atgal ir įtupiam, su iškvėpimu atsistojam. Vengiam riesti papildomai nugarą, kiekvienos įtupimas gali būti skirtingas, priklausomai nuo to, kaip pavyksta išlaikyti padėtį. Labai svarbu nevirsti atgal tūpiant, kad pirštai nepradėtų kilti, bet lygiai taip pat nenorim, kad pradėtų kilti kulnai. Visa pėda remiasi tvirtai, keliai šiek tiek išsistumia į priekį, klubai keliauja atgal. Įkvepiam, kai tūpiam, su iškvėpimu atsistojam. Puiku, grįšim į klūpimo padėtį, atsiklaupsim taip, kad viena koja būtų priekyje, dubenį tarsi pasukam po savim, lyg norėtume taip po savim pakišti uodegikaulį ir čia atsiras tempimas šlaunies priekinėje dalyje. Ištiesiam toj pačioj pusėje ranką ir pasvyram į šoną, pabūnam tokioj padėtyje, pakvepuojam, pratempiant šlaunies priekį, jausmant šoną, ranka šiek tiek gali temptis. Galim paakcentuoti kvėpavimą. Giliai įkvėpus, tas tempimo jausmas gali šiek tiek didėti. Sukeisim puses, į priekį pastatysim kitą koją, vėl dubenį tarsi pasukam po savim, lyg uodegikaulį norėtumėm pakišti, atsiranda tempimo šlaunies priekyje, ištiesiam ranką virš galvos ir pasilenkiam į šoną, giliai pakvepuojam. Turim jausti tempimo šlaunies priekinėje dalyje. Jeigu dubuo tarsi pasislinks atgal, tempimo nebebus, tai išstumiam truputuką į priekį ir kontroliuojam dubens padėtim. Tarsi gaktikaulį norim kelti į viršų, o uodegikaulį spausti žemyn. Puiku, vėl pasimsim kamuoliuką arba pagalvėlę, taip pat šitą pratimą gali daryti ir be priemonės. Kamuoliukas bus tarp kelių, sėdim pradiniai padėti ant kulnų, šiek tiek pasvyrame, bet pasvirus šonkulių ir dubuo daugmaž vis dar žiūri vienas į kitą. Neturi būti taip, kad pasvyrom į priekį ir nugara labiau užsirietė. Rankas vėlgi galim laikyti ties juosmeniu, kad geriau pajusti kvėpavimą. Giliai įkvepiam, su iškvėpimu suspaudžiam kamuoliuką, šiek tiek svyram į priekį ir iš sėdmenų atkylam. Įkvepiant stumiam vėl klubus šiek tiek atgal ir žemyn kryptis. Su iškvėpimu į priekį ir aukštyn, įkvepiam žemyn ir atgal. Ypatingai kylant atkreipkite dėmesį, ar nesiriečia nugara, ar išlaikom neutralią dubens padėtį. Perspausti ir susilenkti nereikia, bet norim išlaikyti neutralią padėtį. Ir taip pat sėdantis atkreipkim dėmesį, ar čia nesusilenkia nugara. Norim išlaikyti neutralią padėtį ir kad ji judesio metu nesikeistų. Su iškvėpimu suspaudžiam kamuoliuką ir pakylam. Puiku. Atsigulsime ant šono ir koją uždėsime ant kamuoliuko, pagalvėlės, volelio, bet ko, ką turite, kad išlaikytumėm kojos padėtį. Išlaikom nedidelį tarpelį tarp juosmens ir grindų, apačioje ištiesiam koją, giliai įkvepiam, šiek tiek spustelim į kamuoliuką ar kitą priemonę, kurią turit ir atkeliam nuo žemės koją. Įkvepiam, atpalaiduojam kamuoliuką ir nuleidžiam koją. Su iškvėpimu koja kyla aukštyn. Įkvepiam į pilvą, pilvas išsipučia 360 laipsnių kampu, o su iškvėpimu pilvas įsitempia ir stabilizuoja juosmenį, tada atkeliam koją. Tai nors ir kojos kelimas ir iškvėpimas vyksta kartu, šiek tiek labiau pasifokusuojame tai, kad iš pradžių šiek tiek įsitempia pilvas ir tada atkilo koja.
Įkvepiam, kai leidžiasi, su iškvėpimu kylam. Vengiam nugaros išsirietimo, vėlgi juosmuo stabilus, tarpelis tarp juosmens ir grindų neturi keistis judesio metu, išlieka stabilus. Puiku, pačioje prilenkiame koją, kad turėtumėm daugiau stabilumo ir viršuje ištiesiam koją. Su iškvėpimu keliame ją į viršų, truputėlį traukiant atgal. Kai traukiam atgal, stengiamės neišriesti nugaros ir taip pat neturi koja išvažiuoti į priekį. Pojūtis turėtų būti, kad dirba sėdmens šonas, bet ne šlaunies priekis. Todėl paakcentuojam kėlimo metu truputį lengvą patraukimą atgal. Taip pat ko neturi būti, tai neturi atsirasti įtampos nugaros šone. Jeigu atsiranda įtampa nugaros šone, atkreipkite dėmesį, ar kartu su koja neatliekam papildomų juosmens judesio. Stabilizavus juosmenį ir atliekant judesį tik su koja, turėtų jaustis sėdmens šonas. Dar keletą kartų. Stengiamės su iškvėpimu kelti, kad stabilizuotumėm geriau juosmenį. Ir sukeisime puses. Vėl pasimsim kamuoliuką, ant jo užkeliame koją, tarpelis tarp juosmens ir grindų, kad išlaikytumėm tiesų stuburą, apačioje koja ištiesta, šiek tiek ją galim patraukti atgal. Giliai įkvepiam, su iškvepimu spustelim kamuoliuką žemyn ir atkeliam koją į viršų, išlaikant tarpelį tarp juosmens ir grindų. Šiek tiek greičiau pradedam iškvėpinėti, tik tada spausti kamuoliuką ir kelti koją. Tai praktiškai vyksta vienu metu, bet tas akcentas, apie ką mes pagalvojam, kad pirmiausia su stipriu iškvėpimu aktyvuojam pilvo raumenis, stabilizuojam juosmenį ir tik tada atliekame judesį su koja. Turėtumėt jausti, kad dirba šlaunies vidinė dalis, tos kojos, kuri kyla, bet taip pat spaudžiant kamuoliuką žemyn, taip pat dirbs ir šlaunies vidinė dalis kojos, kuri lieka viršuje. Šiek tiek pasiėm kamuoliuką, apačioje koją prilenkiam, viršuje koja ištiesta ir keliam ją aukštyn, truputėlį traukiant ją atgal. Nepersistengiam, kad nugara neišsiriestų, bet taip pat neleidžiam kojai taip važiuoti į priekį. Primenu, kad čia norim jausti sėdmens šoną, o ne šlaunies priekinę dalį. Įkvepiam, kai koją leidžiam, su iškvepimu koja pakyla, traukiant švelniai ją atgal iš sėdmens šono. Išlaikom juosmens stabilumą. Neturi juosmuo papildomai judėti, tarpelis tarp juosmens ir grindų išlieka toks pats viso pratimo metu. Puiku, atliksime kelis tempimo pratimus. Atsisėdame taip, kad kojos būtų sulenktos maždaug 90 laipsnių kampu. Ir pasvyrame šiek tiek į priekį, rankomis atsiremiame į grindis. Čia priklausomai nuo to, kiek patogu ir kiek tempia klubą, galima pabūti ištiestomis rankomis ir tiesiog pabūti tokioj padėty. Tačiau jeigu pilvelis netrukdo, tempimo nesijaučia labai didelio, galima lenktis į priekį, daugiau sulenkiant rankas ir su iškvėpimu atsispiriam, tarsi tokį mini atsispaudimą darytumėm. Tempimas klubo srityje didės, kai lenkiamės į priekį, o pakilus sumažėja. Jeigu lenkiantis į priekį jaučia diskomfortą, spaudimą pilvelėje, tai primenu, kad galima likti ištiestomis rankomis ir taip tiesiog pabūti, pakvėpuoti, tempimas bet kokiu atveju vyksta. Tiesa, jis nebūtinai turi būti labai stiprus. Nėštumo metu raiščiai, audiniai linkę laisvėti, todėl
pakinta ir tempimo pojūtis, net jeigu ir nejaučiate didelio tempimo šioje padėtyje, tokioj padėtyje būti tikrai pakanka. Atkylame. Dabar atkreipkite dėmesį, kad viena koja yra labiau priekyje. Toj pačioj pusėje atkeliam ranką į viršų ir lenkiamės į šoną, svyrant vos į priekį, kad tempimas būtų šone, bet daugiau nugaros pusėje. Čia įkvepiam, o su iškvepimu sugrįžtam. Įkvepiam, tempiam šoną ir nugarą, su iškvepimu sugrįžtam į neutralią pradinę padėtį. Žinoma, galima vėlgi dėti ranką, kad geriau pajusti kvėpavimo judesius, bet tai nėra būtina. Galima čia ir pabūti tokioj padėtyje, tiek su judesiu, tiek ir statiškam tempime galima pabūti. Sukeisim pusės. Tai kita koja keliauja į priekį, bet principas yra tas pats. Kojos sulenktos 90 laipsnių kampu. Rankas ištiesiam prieš save ir jeigu nesinori didelio tempimo ar tiesiog nepatogu dėl pilvelio, taip ir pabūnam tokioj padėty. Jeigu pavyksta, lenkiamės tiek, kiek gaunasi. Kuo daugiau pasilenksit, tuo daugiau tempimo klubo srityje ir jausit. Galima stabtelėti kažkur pusiaukelėj, prisitaikykit prie to, kaip jaučiatės, kokį tempimą jaučiat, ar tai nekelia diskomforto. Tempimas turėtų būti malonus, šiek tiek papildomai padirbės ir rankos, bet tikrai labai švelniai. Prasitempus vėl išsitęsiam, sugrįžtam. Čia, kur koja liko priekyje, toj pačioj pusėje iškeliam ranką, svyram į šoną ir truputuką tokia kryptimi priekį įkvepiam, su iškvepimu sugrįžtam. Įkvepiam, pasilenkiam, su iškvepimu sugrįžtam. Galima dėti ranką, kad geriau pajusti savo kvėpavimą ir jį paakcentuoti. Taip pat galima ne tik su judesiu daryti, bet ir statiškai prasitempti, pasifokusuoti į kvėpavimą. Įkvepiant, tempimas darosi intensyvesnis, tarsi iš vidaus mes dar labiau temptumėm juosmens šoną. Atsigulsime ant nugaros. Ir iš šitos padėties keliame dubenį. Keliant dubenį į viršų, neturim keliauti link galvos. Mūsų tikslas yra judesys link lubų. Taip pat neturi išsiriesti juosmuo keliant dubenį, neturi atsirasti įtampos nugaroje, mes norim kelti iš sėdmenų. Jeigu jaučiat, kad nugara labai riečiasi, galima paakcentuoti dubens pasukimą tarsi atgal ir tada kelti dubenį. Jeigu nėra polinkio riestis nugarai, tai papildomai dubens sukti taip pat nereikėtų. Su iškvepimu kylam, įkvepiam 360 laipsnių kampu ir su iškvepimu pakylam. Paakcentuojame kvėpavimą. Jis gal ne toks, kaip natūraliai norėtųsi kvėpuoti, jis šiek tiek yra intensyvesnis, kuris geriau aktyvuoti pilvo raumenis. Pratimo metu turėtumėt pajusti sėdmens, šlaunies sritis. Pilvas gali pasijausti, bet tai nėra pagrindinė vieta, kuri dirba. Atliksime tempimo pratimą kojomis. Atkeliam koją 90 laipsnių kampu, pėdą pasukam į save ir koją ištiesiam, sulenkiam. Jeigu gulėdamas ant nugaros jaučiatės prastai, atsiranda dusimas, galvos svaigimas, tai tokioj padėtyje nebūkit, iš karto parodysiu alternatyvą. Alternatyva galėtų būti atsiklaupus, viena koja ištiesta ir link jos šiek tiek lenkiamės.
Bet kokiu atveju tempiasi galinė šlaunies dalis. Tai vienas variantas svirti į priekį, klupint, o kitas variantas gulint ant nugaros, koją ištiesiam 90 laipsnių kampu su judesiu. Sukeisime kojas, kad ir kokį variantą darom, ir vėl ištiesiam, sulenkiam koją. Jeigu ant nugaros jaučiat diskomfortą ir pasirinkot padėti klupimoje padėtyje, tuomet lenkiamės link kojos, tol, kol jaučiat malonų tempimą šlaunies galinėje dalyje. Jeigu jaučiatės gerai, vieną kitą judesį galima padaryti ir gulint ant nugaros. Prasitempus, pasiverčiam ant šono ir atsisėdam.